Sveiki! Ne vienas iš jūsų jaudinasi ir nerimauja artėjant automobilio techninės apžiūros pabaigai. Tai šiek tiek primena sveikatos pasitikrinimą pas gydytoją. Norime išsklaidyti šias baimės patardami, ką galite padaryti patys, kad apžiūra netaptų panaši į loteriją. Šioje pasakojimo dalyje išvardinsime dažniausiai pasitaikančius trūkumus, kuriuos pastebėti ir pašalinti galite tiesiog patys. Daugiau kaip 6% automobilių į apžiūrą atvažiuoja netvarkingais priekiniais žibintais. Patys galite apžiūrėti žibintus. Jų stiklai negali būti skilę. Paklybinkite žibintą. Jis turi tvirtai laikytis, o jo tvirtinimas turi būti nelūžęs. Nemažai automobilių pripažįstami netinkamais ir dėl mėgėjiškai įdėtų ksenono lempučių. Jei jau montuojate ksenoninius žibintus, jie turi turėti tam skirtą optiką, o žibintų stiklai turi būti skaidrūs ir turi būti sumontuotas stiklų apiplovimo įrenginys. Kas 20-am į techninę apžiūrą atvažiavusiam automobiliui apžiūra tampa neįveikiama kliūtimi dėl netvarkingų rūko žibintų. Dažniausias trūkumas – matiniai rūko žibintų stiklai. Jie turi būti skaidrūs. Taip pat privalomas yra galinis rūko žibintas. Beveik 6% lengvųjų automobilių lipduko ant numerių negauna, nes į techninę apžiūrą vairuotojai atvažiuoja netvarkingais dokumentais. Dažnai būna pasibaigęs draudimo galiojimas arba automobilyje sumontuota dujų įranga, o vairuotojas apie dujų sumontavimą nėra pranešęs regitrai ir įregistravęs papildomos kuro rūšies techninėme pase. Dar vieną dažną trūkumą – nepritvirtintą akumuliatoriaus bateriją lengvai galite pasitikrinti paklibinę akumuliatorių. Jis turi būti gerai pritvirtintas. Apžiūrėkite, ar tvarkingas akumuliatoriaus baterijos tvirtinimas. Tvarkingomis padangomis turite važinėti visada. Geros padangos yra pagrindinis dalykas užtikrinantis saugų vairavimą. Pirmiausia, reikia patikrinti protektoriaus gylį. Tai galite padaryti šiuo automobilių dalių parduotuvėje įsigytų paprastų ir pigių matavimo prietaisų. Vasarinių padangų protektoriaus leistinas gylis daugiau kaip 1,6 mm, žieminių ne mažiau kaip 3 mm. Padangos ant tos pačios ašies turi būti vienodo protektoriaus rašto. Kitaip tariant, priekinės abi padangos turi būti vienodos ir galinės abi taip pat vienodos. Saugiausia naudoti visas 4 vienodo rašto ir vienodo protektoriaus gylio padangas. Techninės apžiūros lipduko automobilis gali negauti dėl nedegančių lempučių. Pasikvieskite pagalbininką arba pagalbininkę, kad kartu patikrintumėte, ar visi žibintai šviečia. Man padės mano dukra Viltė. Pirmiausia, įjungę degimą tikriname stabdymo signalo žibintus. Degti turi ne tik du gale šonuose esantys žibintai, bet ir papildomas stop žibintas. Įjungę avarinį signalą patikrinkite posūkių žibintus. Dažnai nustatomas trūkumas, kai priekinių žibintų lemputės dėl nutrupėjusių dažų dega baltai. Jos turi mirksėti geltonai. Įjunkite gabarito žibintus, trumpasias ilgasias šviesas. Patikrinkite, ar žibintai šviečia gale. Taip pat turi degti ir visos numerio apšvietimo lemputės. Patikrinkite, ar veikia atbulinės eigos žibintas ar žibintai. Saugos diržai yra vienas svarbiausių pasyvaus saugumo elementų automobilyje. Jie taip pat turi būti tvarkingi. Patikrinkite, ar diržas susifiksuoja jį staiga timpteldami. Sekdami diržą atkreipkite dėmesį į jo sagtį. Ji negali būti sulūžusi, o diržą turi fiksuoti tvirtai ir patikimai. Patikrinti reikia visus įrengtus saugos diržus. Dar vienas pasyviojo saugumo įrenginys – saugos oro pagalvės. Įjungę degimą atkreipkite dėmesį į prietaisų skydelėje esančią saugos oro pagalvių lemputę. Ji turi užsidegti arba pamirksėti ir užgesti. Taip pat nepamirškite patikrinti langų plovimo purkštukų. Jei neturite, įsigykite avarinį ženklą, vaistinėlę, gesintuvą ir liemenę. Nepamirškite patikrinti anksčiau įsigyto gesintuvo galiojimo termino. Beveik pusė automobilių, negavusių techninę apžiūrą patvirtinančio dokumento, turi mano paminėtus trūkumus. Taigi nenumokite ranką ir nenuvažiuokite į techninių apžiūrų centrą, nepatikrinę to, ką dabar apžvelgiau. Tačiau dalis automobilio trūkumų gali būti nustatyti ir pašalinti automobilių dirbtuvėse. Apie šiuos trūkumus daugiau sužinosite pažiūrėję antrąją šio filmo dalį.